Tai laba diena. Sveiki visi susirinkę į šiandienos webinarą, kurio tema yra kaip sėkmingai pradėti prekybą eBay. Aš esu Laura, dirbu b1.lt apskaitos programoje Debesyje ir noriu pristatyti šiandieninio webinaro pranešėją Aivarą Milašauską. Tai Aivaras yra pirmosios lietuviškos eBay paskyrų valdymo agentūros Globertop įkūrėjas bei oficialus eBay ambasadorius Baltijos šalyse. Jis turi didelę profesinę patirtį eBay platformoje, kurią perteikia visai Globertop komandai, jog sėkmingai padėtų kitoms įmonėms išnaudoti savo prekybos potencialą. Tai Aivaras taip pat yra ilgametis eBay pardavėjas Europos, Australijos ir JAV rinkose, bei yra išbandęs daugiau nei 20 skirtingų prekių kategorijų. Tai šio webinaro metu Aivaras apžvelgs globalių pardavimų platformų galimybės ir mitus, bei plačiau aptars eBay kanalą ir kaip tapti sėkmingų pardavėjų būtent eBay prekybvietėje. Tai webinaro metu sužinosite vertingos informacijos apie eBay Lietuvos pardavėjus, jų sėkmės istorijas ir apie tai, kaip patys galite pradėti prekiauti eBay. Taipogi norėčiau paminėti, kad b1.lt palaiko integraciją su eBay platforma ir tai veikia itin paprastai. Tai prekiaujant per eBay užsakymų duomenys kiekvieną dieną automatiškai perduodami į b1.lt programą. Tai leidžia buhalteriui lengviau sekti ir valdyti apskaitą, nes visi reikalingi duomenys perduodami tiesiogiai. Užsakymai programoje sinchronizuojasi, o pagal importuotus duomenys galima formuoti ISAFO, OSSO prekiaujantiems ES ir kitas ataskaitas. Tai viskas, ką reikia padaryti, įjungti integraciją ir programa pradės veikti be papildomų rankinių veiksmų. Taipogi kviečiu registruotis į artėjančius webinarus. Tikiu, kad rasite savo tinkamą aktualią temą. Webinarai yra nemokami, noriu priminti, tad kviečiu registruotis. Tai Aivarai, perduodu žodį jums. Ačiū labai, Laura, už pristatymą. Didelis ačiū, kad pavyko ištarti mūsų agentūros pavadinimą teisingai. Daugelis žmonių neištarė. Čia ne tų žmonių problema, čia yra mūsų problema, kad mes tokį pavadinimą sugalvojom, kurį sunku ištarti. Tai aš kaip jau esu juokavęs, kad dabar turim arba būti labai labai kieti, tokie kaip Schwarzkopf šampūnas, kurio ten nieks negali nei ištarti, nei parašyti turbūt, arba rebrandintis. Tai vat, tokie pirmas patarimas ir pamoka, kai sugalvosit kokį pavadinimą savo verslui ir prekiniam ženklui, paklausinėkit žmonių aplinkui, kaip jiems sekasi ištarti. Iš tikrųjų dar ir didžiulė garbė dalyvauti čia po praeito pranešėjo Simo Želvio, kuris yra Amazon guru. Tai tikrai gerą chebra čia jūs B1 renkat ir vakar kaip tik netgi komentarą mūsų Facebook grupėje, kur turim pavadinimu eBay Lietuva, žmogus teiravosi kaip tik apie B1 integraciją su eBay. Tai visokių čia buvo pastaruoju metu ženklų gerų ir pozityviai atsiliepiančių apie jūs. Taip pat iškart didelis ačiū visiems, kas prisijungia čia dabar, dėl to, kad tai yra darbo diena, tai yra darbo laikas turbūt vienintelė tikra valiuta ir turtas, kurį mes turim. Tai kai aš matau, kad žmonės skiria man savo laiką, tai yra tokia didesnė motyvacija pasitempti ir tikrai duoti gerą turinį. Iš savo pusės manau, kad turiu pranešimą įdomų, kuris jums padės labai gerai suprasti, kas ir apie ką yra eBay platforma, bet kur kas yra svarbiau galimybė paklausti klausimų, pačelendžinti mane, tai drąsiai čiate užduokit klausimus ir pasitengsim atsakyti tai, kas jums personalizuotai jums būtent yra aktualu ir jums rūpi. Tai kaip ir Laura pristatė, mano vardas yra Aivaras Milašauskas, esu eBay ambasadorius Baltijos šalyse Globertop agentūros įkūrėjas, kad supaprastinti supratimą, ką reiškia tas ambasadorius, nes pati rolė skamba labai jau mandrai. Tai aš esu toks prijungiantis eBay pardavėjų bendruomenę ir eBay organizaciją. Toks kaip tiltas, kadangi eBay Lietuvoje nori būti aktyvus, bet ofiso čia neturi, tai jiems kur kas lengviau daryti įvairius projektus, iniciatyvas ir panašiai, turint kažkokį tai vietinį partnerį, vietinį atstovą. O Globertop tai yra agentūra, kuri teikia įvairias susijusias paslaugas būtent su prekyba eBay, arba jau prekiaujantiems, arba norintiems startuoti.
O šiandien tema, kaip sėkmingai pradėti prekybą eBay. Kadangi Laura jau pristatė kaip savo srities ekspertą, tai galvoju, kad yra tokie 3 taškai, 3 matymo taškai, kodėl galiu aš drąsiai teigti, jog tikrai išmanau apie šitą platformą pakankamai neblogai. Visų pirma, pats prekiauju ir pats prekiauju jau ilgą laiką ir tikrai žinau ir jaučiu visus skausmus ir visus džiaugsmus pardavėjų. Taip pat dirbant su agentūra ir konsultuojant, prisiliečiu prie labai daug skirtingų atvejų, prie labai daug skirtingų profilių pardavėjų, prie skirtingų kategorijų. Tai susiduriam su tiek daug skirtingų situacijų, kad tai irgi padaro mane stipresniu, kadangi matau ir turiu tokį platesnį suvokimą ne tik vienoje kažkokioje siauroje kategorijoje, bet kaip ir minėjau, daugelėje kategorijų. Ir taip pat, kadangi turim kontraktą su eBay, tai aš nesu eBay darbuotojas, mūsų kontraktas yra partnerystės kontraktas. Kitais žodžiais tariant, kad jau visai supaprastint, eBay perka mano paslaugas, tai bendraujant su eBay kiekvieną dieną, turint priėjimą ir prie duomenų, ir prie funkcijų, jau eBay vidinių funkcijų, taip kaip atrodo pas jų pusėje, jų verslo valdymo sistemoje viskas. Ir kaip ir minėjau, bendraujant su daug eBay atstovų, tikrai duoda dar ir labai neblogą supratimą, kaip eBay žiūri į tam tikrus dalykus. Ir kartais, kai pardavėjai skundžiasi ar pardavėjai turi tam tikrų pamastymų apie vieną ar kitą eBay pakeitimą, tai aš žinau ir kaip pardavėjai jaučiasi, ir aš žinau logiką ir argumentus, kodėl eBay kažką daro. Tai va, žemiau yra mano kontaktai. Turinys, tai labai trumpai pažiūrėsim apie ką tas eBay, kodėl Lietuva yra įdomi rinka eBay, kaip tapti to sėkmingų eBay pardavėjų, ir trumpai, kaip galime mes padėti jums, jeigu jūs norėtumėt patapti eBay prekeivis. Tai pradžiai šiek tiek tokios bendrinės informacijos, kurią dalinuosi kiekvienoje prezentacijoje, tai galbūt kažkam jau bus ir matyta. Kad suprasti labiau apie eBay, tai kas tai yra? Tai yra tarptautinis pardavimų kanalas, turintis šią akimirką 133 milijonus aktyvių pirkėjų iš 190 šalių. Tai praktiškai apima visą pasaulį. O aktyvus pirkėjas, skaitosi, kada jis nuperka bent vieną daiktą per metus. Tai nėra šiaip užsiregistravę useriai. Ir kas yra labai svarbu suprasti, tai kad praktiškai kas antras pardavimas vyksta, kada prekė yra parduodama iš vienos šalies į kitą, kas mums jau yra labai aktualu, nes mes kaip gyvendami mažoje rinkoje esam dažniausiai orientuoti ir beldžiamės į tokius pardavimų kanalus, platformas, būtent dėl to, kad galėtume parduoti į kitas šalis ir išeiti į platesnius vandenis. Ir be to, ką čia parodžiau apie statistiką, tai faktas, kad bet koks marketplace'as, skaitant ir eBay, yra turintis labai didelį svertą, kuris yra srautas. Turbūt kiekvienas supranta, jog šiai dienai galim turėti labai gražų, gerą shopą, bet jeigu ten nebus srauto, tai nieko iš to shopo ir nebus. Ir jeigu mes netgi paimtume bendrai tokį pamastymą, galbūt kažkiek filosofinį, koks yra būdas šiai dienai tapti, greičiausias būdas tapti turtingų žmogum, tai greičiausiai, manau, kad atsakymas būtų tapti įžymiu, tapti matomu, turėti labai daug dėmesio į save. Dėl to, kaip matom, kartais užtenka pasakyti influenceriams vieną, dar kai jie nebuvo influenceriai, vieną frazę, kaip pavyzdžiui, hak tuo, ir kada visas pasaulio dėmesys ateina į tave, ar milijoninis dėmesys, labai greitai galima patapti pačiam milijonieriumi ir monetizuoti. Tai kažkiek netgi daryčiau tokią analogiją, kad tikrai patvirtinti savo žodžius, kad svertas, kurį sukuria marketplace, tai yra didelis srautas, jis yra labai stiprus. Ir čia statistika, kiek iš visų mažmeninės prekybos svetainių yra būtent marketplace'ai topė. Tai kaip matom, praktiškai visas topas yra marketplace'ai ir keli tokie didėjai prekiniai ženklai po to rikiuotųsi, kaip Apple ar Samsung, kur tikėtinam tokių srautų mes negausime niekada. Statistika yra
šiek tiek senesnių metų, bet iš esmės tendencijos ir niekas per daug nepasikeitė, tik kad galėtume mes čia įterpti dar dabar augantį temų. Gali patikti temų, gali nepatikti, neaišku, kaip jiems čia seksis ilgojų periodų, kiek jie ir toliau galės dirbti į minusą, bet temų yra žaidėjas ir dabar irgi būtų topę. Aš pats asmeniškai temų nesu gerbėjęs, ten taip man atrodo viskas shady, jeigu tu savo svetainėje rašai, kad tu esi ne kinų platforma, tu esi iš Amerikos, iš Bostono, tai aš dar net nepirkau iš temų, o jau aš matau, kad mane apgaudinėja. Bet žiūrėkim, kaip čia jiems seksis. Esmė ir tendencijos, išlieka ta pati. Srautą didžiausia mažmeninėje prekyboje generuoja pardavimų platformos. Ir jeigu mes turim tinkamą know-how, kaip tą didelį srautą svertą išnaudoti, perprantam sistemą, ar tai būtų Amazon, ar tai būtų eBay ir kiti didėjai marketplace'ai, mes turim labai didelį ginklą savo rankose. Bet be abejo, kalbant apie marketplace'us, tai srautas nėra tokia vienintelė stiprybė, yra jų ir kur kas daugiau, kas mums gyvenimą palengvina, kur kas labiau negu, jeigu lygintume save jeigu lygintume marketplace'us su shopu, tai faktas, kad mes galime į naujas rinkas patekti greitai, turim integruotus mokėjimus, įvairius analitinius rinkodaros įrankius, platformos viduje, logistikos sprendimus, kaip Amazon FBA, kaip eBay sandėliai, kurie yra pakankamai naujovė, bet jie jau yra, ir ačiū Dievui. Aišku, turim didelį pasitikėjimą iš pirkėjų ir pardavėjų pusės, tai pirkėjai žino, kad gaus prekę arba gaus pinigus atgal be jokių ten terlionių didelių, pardavėjai žino, kad neužlūš jų šopas, kad mokėjimai praeis ir ten koks nors serveris neužlinks, ar to šopo niekas nenuhakins. Tai va, čia tiek bendrinės tokios informacijos apie marketplace'us. Dabar žvilgtelkime dar vieną tokį filosofinį klausimą, ar pasaulis yra mažas. Kad atsakytume į tą klausimą, žinau, kad vėlgi visiems yra įdomu, kur parduoda lietuviai eBay pardavėjai daugiausia. Tie, kas jau yra matę tos skaičius, dar pakentėkit, po to bus, manau, daugiau turinio, ką nesat matę ir nesat girdėję, jeigu tekė su manim susipažinti ir sekti vieną kitą pranešimą iš mano pusės. Tai nieko nenustebinsiu, tendencijos lygiai tos pačios, daugiausiai lietuviai parduoda į didžiasias rinkas, JAV, UK, Vokietija. Vokietija yra paryškinta dėl to, kad matom, jog vis daugiau ir daugiau pardavėjų renkasi labiau Vokietijos rinką negu UK, kas būdavo atvirkščiai anksčiau. Tai ir rezultatai automatiškai matome, jeigu lygiai grečiai paleidinėjom UK ir Vokietijos rinką, kad Vokietija dažniausiai rodo geresnius rezultatus. Matyt, kad UK Brexito efektas, jisai dabar jau pradeda labai stipriai jaustis, kaip greičiausiai ir vietiniai pirkėjai atsikando to pirkimo iš užsienio ir vargų muitiniai. Ir panašiai. Daug parduoda tikrai ir lietuviai, ir aš pats į Australiją, kas yra fun fact, nes praktiškai tolimiausias gyvenamas taškas nuo Lietuvos. Keli mitai yra apie logistiką, kurios reikia kiekvieną kartą naujokam vis išsklaidyti tos mitus. Tai pirmas dėl muitų, o tai kaip ten muitinė vis tiek tai daug reikalų. Tai muitai yra pirkėjo atsakomybė, mes tiesiog parašom, ką siunčiam, už kiek vertės siunčiam ir kokia daikto yra kilmės šalis, visa kita yra pirkėjo atsakomybė. Taip, kad būti sąžiningu ir paminėti pilną kontekstą, tai būna kartais situacijų, kada pirkėjas sako, oi, aš nesimuitinsiu, nes nežinojau, kad muitai man dar priklausys kažką papildomai įsimokėti. Ir tada mes galime atsidurti tokioje situacijoje, kai vežėjas sako, okei, arba naikinam siuntą, arba grįžinam jums atgal. Ir vienu ir kitu atveju tai mums kainuoja ekstra. Ir jau tada reikia turėti šiek tiek daugiau žinių ir supratimo apie eBay, kad žinoti, kaip tokiose situacijose dylintis, kad kuo mažiau patirti nuostolę ir kuo paprasčiau iš tos situacijos, liaudiškai tariant, išsivinioti. Bet tai tikrai nėra kasdienis galvos skausmas, tai yra dalykas, kuris pasitaiko kartas nuo karto. O šiaip į tokią JAV irgi, kuri yra milžiniška rinka, be abejo ir eBay ir turbūt bendrai ekonomikoje didžiausia rinka, tai šiai dienai mūsų logistai, kurių mes turim
Lietuvoje apsčiai, įskaitant ir įmonės, ir įvairius logistikos tarpininkus, į prekes į Jungtinės Amerikos valstijas nuveža už tikrai labai protų suvokiamas ir adekvačias, labai konkurencingas kainas per 2 darbo dienas, jeigu kalbam apie servisus kaip DHL, Upsas, FedExas. Na, o tas pats Lietuvos paštas, kuris mums yra visiems prieinamas, jeigu tai nėra šventinis kažkoks tai laikotarpis, labai sėkmingai su savo ekonominė paslauga, kuri taip yra dabar jau pabrangus, ilgą laiką buvo jinai ten visai pigiau grybo, bet vis tiek jinai yra pigesnė ir vis tiek jinai yra ekonominė paslauga, tai netgi buvom sekę vieną laikotarpį, pristatinėjo stabiliai nuo durų iki durų per savaitę laiko. Tai yra labai labai greitas pristatymas. Aišku, atėjus kalėdiniam periodui jau ten taip greitai niekas nevaikšto, bet pagrindinė mano mintis čia, kad su logistika mes turim kaip Lietuva, kaip rinka didžiulį pranašumą dėl logistikos žaidėjų kainų ir nėra jokių sunkumų tą logistiką mums susitvarkyti. Keli skrinšotai, kad negalvotumėt, jog aš melavau. Tai pirma nuotrauka yra iš pirkėjo atsiliepimas iš Australijos, kuris iš kito pasaulio galo, tai yra iš Lietuvos, nusipirko batus pigiau, įskaitant siuntimą, net per $30 ir jisai buvo nustebęs, kad labai greit prekė atkeliavo, jis nesitikėjo, kad tą pasaulį jinai perkeliaus taip greit, tikėtina, kad buvo siūsta Lietuvos paštu. O kiti 2 atsiliepimai yra dėl siuntimo į Ameriką. Tai pirmas žmogus rašo, kad neįtikėtina, gavau prekę per 2 dienas. Kitas atsiliepimas yra, jeigu pažodžiu išvertus, kad baisiai greitas siuntimas iš Lietuvos į Ameriką per 1 dieną. Viena diena tai negali būti, bet amerikiečiui gali jaustis kaip 1 diena dėl laiko juostų skirtumo. Tai grįžtant prie logistikos mitų, nėra problemos siūsti į kitus pasaulio galus. Ir šitie pavyzdžiai tai puikiai parodo. Ir čia yra tokie įdomus skaičiai, kaip greit eBay nauji pardavėjai pasiekia naujas rinkas. Tai praktiškai per 2 metus jau pradeda eksportuoti į netgi 18 skirtingų šalių, kas yra tikrai nemažas skaičius. Ir viskas, ką reikia daryti, tai tiesiog užsiregistruoti ir būti platformai, būti pasiekiamam pirkėjų ir nereikia ten kažkokių įmantrių triukų ar rinkodarinių strategijų kurti, kad pagauti tokias rinkas, apie kurias jūs galbūt niekada negalvojot, ar būtų labai sunku savo šopų jas pagauti, kaip pavyzdžiui Izraelis, Saudo Arabija, Latino Amerikos šalis ir panašiai. Tai atsakant, ar pasaulis yra mažas, tai aš manau, kad jeigu mes per kelias minutės galime užsiregistruoti į marketplace'ą, pasiekti pirkėjus iš viso pasaulio, iš 190 šalių ir jiems gebėti nusiųsti prekę per 2 dienas, tai manau, kad pasaulis tikrai yra mažas, bent jau e-komercijoje, ir ne tik mažas, o ir pilnas galimybių. Ok, pereikim prie supratimo pačio eBay jau giliau, kas tai yra per marketplace'as ir ką būtina įsivertinti, jeigu mes norime tapti eBay pardavėjai. Tai eBay iš tikrųjų per paskutinius 4 metus keitėsi ir jų kryptis ir strategija keitėsi. Ir vienam iš interviu 2022 metais Jamie Yanone, eBay įkūrėjas, yra sakęs, kad mes daug metų bandėme, bet jau dabar suprantame, kad tipinėje mažmeninėje prekyboje, kada yra perkami nauji daiktai, naujos įvairios kolekcijos ir tada tiesiog tie daiktai yra perparduodami, kad mes jau nebegalėsime konkuruoti ir tikriausiai, kad mes jau nebeturime šansų pranokti Amazon ar Walmarto. Todėl eBay pasuko kitų kelių. Ir eBay pasuko į tokį kelią, kad reikia labiausiai dabar rūpintis savo pirkėjais entuziastais, fokusuotis į tam tikras kelias kategorijas, kuriuose entuziastai perka daugiausiai. Ir tada tikėtis, kad kai mes būsim labai kieti ir patrauklus tose kategorijose, kad būtent tie entuziastai, jie pradės pirkti ir kitose kategorijose. Tai kas yra tas eBay pirkėjas entuziastas? Tai pagal apibrėžimą, tai yra labai užsidegę tam tikrai veiklai ir pomėgiui vartotojai. Ir kalbant apie konkretumą ir skaičius, tai jie suneša apie 70% apskritai visų eBay pajamų. Tai įsivaizduokit, jeigu eBay turi aktyvius 133 milijonus pirkėjų,
tai 16 milijonų entuziastų iš tų 133 milijonų būtent ir yra tie, kurie suneša 70% eBay pajamų. Tai eBay praktiškai stovi ant tų savo ištikimų platformos gerbėjų ir ištikimų entuziastų, kurių amžiaus vidurkis yra 12 metų. Amžiaus, tai sakau, vidurkis, kiek jie laiko apsipirkinėja eBay, ne kiek jiems kaip žmogui metų. Tai va tie 12-mečiai jau eBay pirkėjai, tokie dinozaurai, kurių yra 16 milijonų, praktiškai laiko eBay ant savo pečių. Pagal apibrėžimą entuziastas turi išleisti $800 per metus, šiaip vidutiniškai išleidžia $3000, apsipirkti bent 6 skirtingas dienas, nors vidutiniškai entuziastas perka 30 skirtingų dienų per metus ir kaip matom, va tie beveik visi entuziastai, jie apsipirkinėja eBay kategorijose, kurias eBay vadina focus kategorijos. Tai tos kategorijos, į kurias jie orientuojasi. Tai apie kategorijas dar šiek tiek vėliau, dar truputį apie entuziastus. Jie yra skirstomi į 4 tipus. Tai pirmas entuziastų tipas, čia iš anglų kalbos vertimas, tai nežinau, kiek lietuviškai jis skamba gerai, bet esmę suprasit, nesvarbu, koks pavadinimas uždėtas jiems. Tai pirmas, tiekimo profesionalai, tai yra tie pirkėjai, kurie perka kažkokioje tai vienoje kategorijoje, bet perka ne savo, o perka tam, kad galėtų tas daiktus panaudoti savo kažkokioje veikloje ar savo ten versliukį. Kaip pavyzdys gali būti automobilių mechanikas, ar restauruotojas, kuris visada perka kokią automobilių dalį tam, kad ją panaudotų teikdamas paslaugas savo klientams. Kita grupė yra į vieną kategoriją orientuoti pirkėjai, tai jie iš esmės irgi perka vienoje toje pačioje kategorijoje, tik jie jau perka savo. Ne kažkiai tai veiklai, ne kitiems. Trečioji grupė yra vertės ieškotojai, aš manau, kad didžiausia grupė, tai čia yra tie, kurie ieško kuo geresnio dylo, kad jau ten kokybės kainos santykis būtų jau ten iki negalėjimo labai labai geras, jiems svarbu užhantinti, suvedžioti gerą tikrai variantą ir jie yra kainai labai jautrus. Na ir horizontalūs pirkėjai, tai yra panašus pirkėjai vertės ieškotojus, tik jie nėra tiek jautrus galbūt kainai, bet jie irgi ieško gerų dylų. Beje, vertės ieškotojai dažniausiai sutinkami yra mados kategorijoje ir elektronikos kategorijoje. Tai vat apie šitas dabar focus kategorijas, dar prieš jas pristatant, reikia suprasti ir eBay tą suprato, ir reikia suprasti mums visiems, kodėl yra fokusuojamas į kategorijas, šitas aišku dėl entuziastų, kaip ir buvau minėjęs, bet to pačiu ir eBay yra žinomas kaip kanalas, kur tu gali nupirkti bet ką iš esmės. Labai daug įvairių kategorijų. Nori ten nusipirkti maisto rasi, autodalių rasi, kažkokį brangų labai daiktą rasi, padėvėtą koinę rasi. Ir kada tu turi tiek daug kategorijų, o tavo konkurentų kiekvienais metais vis atsiranda, kurie yra nišiniai ir orientuojasi į kažkokią vieną siaurą kategoriją, tau tiesiog pasidaro sunku ir dėl to dar irgi tai prisidėjo prie eBay sprendimo, kad mums irgi reikia būti stipriems kažkokiose keliose kategorijose, kad jas išlaikyti, kad išlaikyti tos entuziastus, kad jie nepabėgtų pas kažkokias nišinės kategorijos kanalus ar galų gale, kad mūsų nepranoktų tie konkurentai tose kategorijose. Tai pirmų numerių groja automoto sunkvežimių dalis, aksesuarai, tiek naujos, tiek naudotos. Tai yra beje, dėl ko labiausiai ir Lietuva yra įdomi eBay, bet apie tai vėliau. Collectibles, kolekcionuojami daiktai, tai gali būti įvairios kolekcinės kortelės, figūrėlės, monetos, įvairūs popieriniai pinigėliai, pašto ženklai, kas Lietuvoje turbūt būtų populiaresnė kolekcinė prekė ir panašiai. Didelės vertės sportbačiai, tai JAV yra labai didelė kedų kultūra, tai jiems ten tas yra labai svarbu turėti gerus, spindinčius, labai šaustrus kedus, papuošalai ir prabangos prekės, tai kaip pavyzdžiui brangus laikrodžiai ir brangios rankinės. Pridėčiau kartu ir tikrai eBay dvi stiprias tokias nišinės kategorijas, dar kaip naudota ir refurbinta, tai yra atnaujinta elektronika.
eBay labai stiprus kanalas šitai kategorijai ir pre-loved fashion prekiam. Tai yra tokiom, kurios galbūt nebūtinai yra dėvėtos mados prekės, bet tai gali būti išpakuotos ar be etiketės, ar kažkokiu mini defektų, ar galų gale, kad ir dėvėtos, bet jų būklė yra iš esmės kaip naujų, jos yra pre-loved, eBay naudoja šitą terminą, tai žodžiu, buvę mylimi ir saugomi daiktai, kuriais rūpinosi labai. Ką eBay daro, kad būti patrauklesniems šitose kategorijose, tai jeigu mes kalbam apie prabangos prekes, kaip buvo minėti laikrodžiai, rankinės ar brangia avalynė, eBay turi autentiškumo garantiją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kada aš parduodu brangų daiktą iš šitų kategorijų, mano paminėtų jų yra ir daugiau, bet šitos kaip pavyzdys. Pirma, daiktas yra siunčiamas į eBay autentifikavimo centrą, kur yra įsitikinama, kad tas daiktas tikrai yra originalus, autentiškas ir tik tada eBay jau jį siunčia galutiniam vartotojui. Jeigu kažkas prekę gražina, yra visas procesas lygiai toks pat, tai nebus, kad jūs išsiuntėt kažkokį gerą daiktą, jums ten parsiuntė kokią nors nesąmonę. Šitoj vietoj nieko vartotojams nekainuoja, nei pirkėjui, nei pardavėjui. Šita paslauga nieko nekainuoja ir tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip eBay bando būti labai stiprus, mano minėtose kai kuriuose focus kategorijose, su auto dalimis yra tokia programa, kaip pavyzdžiui, tinkamumo garantija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog aš kaip pirkėjas galiu pasižymėti, kokį aš automobilį vairuoju, o pardavėjas, jisai dėdamas skelbimus žymi, kokiems automobilių modeliams tos dalis ar aksesuarai tinka. Ir jeigu ir vienas ir kitas yra tą funkcionalumą įsijungęs ir pirkėjas nupirkęs prekę sako, kad mano automobiliui tai vis tiek netiko, tada eBay kompensuoja grąžinimo išlaidas. Na ir dar vienas iš tokių gerų pavyzdžių būtų tai, jog eBay kolekcionieriams yra netgi pastatę atskirą sandėlį, kur aš galiu savo, pavyzdžiui, kolekcinės korteles, kad žinau, kad pas mus Lietuvoje nėra čia tema, pavadinkim, bet vakarų šalyse tos kolekcinės kortelės gali kainuoti ir dešimtis, ir šimtus tūkstančių eurų, ir netgi milijonus. Tai tam sandėly galima laikyti savo kolekcinės prekes kaip kortelės, kur ten užtikrinamas irgi autentiškumas, klimatas, draudimas, apsauga ir taip toliau. Kuo Lietuva yra įdomi eBay? Tai visų pirma, Lietuva yra įdomi eBay ne dėl pirkėjų. Mažai čia pas mus tų gyventojų, nedidelė rinka, tai dėl pirkėjų niekam mes čia nesam įdomus. Lietuva yra įdomi dėl pardavėjų. Mes turime labai stiprių pardavėjų, kas liečia eBay focus kategorijas ir tikrai lietuviai rodo labai gerus rezultatus platformai. Ir ta meilė tokia ir dėmesys iš eBay pusės, iš esmės yra jisai išskaičiuotas. Tai čia yra proporcijos, ką lietuviai parduoda daugiausiai į pasaulį per eBay. Tai kaip matom, autodalių dominavimas, autodalis focus kategorija. Geras pavyzdys galėtų būti eBay Co. UK, kas yra antra pagal dydį eBay rinka, milžiniška rinka, kur suneša labai daug lėšų. Pagal įdėtų autodalių skaičių, pirmi yra Britai, antri yra lietuviai. Tai praktiškai eBay Co. UK šitą milžinišką autodalių kategoriją, jinai vieną koją stovi ant Britų, kitą koją ant lietuvių. Tai lietuviai labai svarbu šitai kategorijai, ypač UK. Toliau turim dominuojančius tikrai ir mados pardavėjus, kaip ir minėjau, labiausiai dominuoja pre-loved fashion arba outletiniai tokie variantai, outletiniai pardavėjai, kurie turi daiktą mados, kuris kainavo galbūt prieš kelis metus labai brangiai, o dabar jį nuperka ir gali parduoti už labai prieinamą pinigų sumą. Bet be šitų pagrindinių kategorijų, kur lietuviai parduoda daugiausiai, vieną momentą norėčiau paminėti, kad eBay vis tiek išlieka kanalas, kur tu gali parduoti bet ką, labai brangios įrangos, kas yra ten B2B įranga, galbūt skirta kitiem verslam profesionalam, iki visiškų smulkmenų. Netgi kaip pavyzdį galiu duoti, užvakar išsiunčiau 2 daiktus, kur labai čia pabandysiu trumpinti istoriją. Turėjom darbų sąrašą namuose, buvo darbas, žiūriu, kad kažkokią ten dėžę sutvarkyti vidurinėme antro aukšto kambarį. Atsidariau tą dėžę, 2 televizorių stovai.
Mes televizorius pasikabinam ant sienos, tie stovai liko, aš jau tą dėžę buvau benešas išmesti, bet galvoju, pažiūrėkim, tai televizoriai, LG, tai brandas pasaulinis, galbūt kažkam tų stovų reikia. Pažiūrėjau eBay, tie stovai parsiduoda po 60, 70, 100 dolerių. Žodžiu, teikiausi, paukojau ten savo tą pusvalandį, sufotkinau gražiai, prašiau, įdėjau eBay, per 2 savaitės galbūt pardavau abu tos stovus už grubiai ten 100 virš eurų, o tiesiog būčiau išmetęs tos daiktus iš šiukšlių, dabar nueisiu 2 dienas į restoraną už tai. Tai eBay vis tiek be fokus kategorijų, be tų entuziastų ir panašiai išlieka platforma, kur galim parduoti, pažodžiui tariant, bet ką. Ir šiek tiek sėkmės istorijų apie lietuvius, tai lietuviai yra eBay apdovanojimuose geriausių pardavėjų kasmetiniai dalyviai. Ir šiais metais vyko apdovanojimai Bankoke, tai Pietryčių Azijos širdyje. Buvo dalyvių daugiau negu 140 berods su visų stafu ir panašiai. Lietuvių buvo kaip minimum skirtingų pardavėjų apie 20. Ir apdovanojimai buvo 8. Iš 8 apdovanojimų, tai jie dažniausiai apdovanojimai būna surišti su apyvartom, nieko čia per daug neišmislysi, tu turi tikrai gerai parduoti ir rodyti gerą pirkėjo patirtį. Iš 8 apdovanojimų pirmų vietų 5 buvo Lietuvai. Tai buvo automobilistai, buvo gintarinė vaistinė, kur toks iš įdomesnių pavyzdžių ir įrodymų, kad tu gali parduoti bet ką. Buvo refurbintos elektronikos pardavėjai, aš iš tikrųjų eBay Lietuva grupėje esu apie tai daugiau parašęs ir video idėjas, tai labai neišsiplečiant galėsit užsukti ar mano YouTube'ą pasižiūrėti plačiau, apibūdinau kiekvieną iš tų laimėtojų. Bet, įsivaizduokit, atvažiuoja iš viso pasaulio, tiek iš eBay organizacijos žmonės, aukštų pareigų žmonės, tiek dalyviai ir panašiai. Ir eina apdovanojimas, skelbiama 1 vieta ir tu matai video startą su dronu, kuris jau kabo virš Lietuvos miškų, senamiesčių ir panašiai. Tai man su kiekvienu to video pradžioje vis užspausdavo širdį, nes tai buvo pakankamai jautri akimirka būti laimingu, jog esi lietuvis, didžiuotis Lietuva ir didžiuotis, kad mes fucking gerai varom. Tai dalyviai ne iš kelių šalių, dalyviai čia buvo kviesti ir tie apdovanojimai rengiami iš daug skirtingų šalių. Tai dalyvauja Lotynų Amerika, Pietryčių Azija, labai didelė dalis Europos, artimieji rytai, Indija. Tos šalis, kurių maždaug yra skirtingo apie 150, bet atmetant didžiausias rinkas, kurios turi savo eBay. Tai pavyzdžiui, ebay.com atmetant Ameriką, nes turi ebay.com, atmetant UK, nes turi ebay.co.uk ir panašiai. Tai atmetant tas 10-12 didžiausių rinkų, lieka visos kitos šalis, tarp kurių konkuruoja. Vat ir lietuviai, ir jie nuskina 5 iš 8 pirmų vietų. Čia yra labai geras pavyzdys, kad jeigu mūsų kaimynai gali, tai tikrai galim ir mes. Tai kaip tapti sėkmingu eBay pardavėju, nėra aišku čia vienos tokios formulės, neįmanoma būtų sudėti į trumpą prezentaciją to, bet yra tam tikri niuansai, pagrindiniai bendriniai, kuriuos aš norėčiau išskirti. Čia yra nuotrauka, kaip ilgą laiką atrodė eBay pardavėjai ir Amazon pardavėjai. Tai ilgą laiką buvo tikrai, kad Amazon tu turi būti labai pasitempęs. Labai stipri kontrolė, vienas kitas žingsnis iš šono ir tau šakės ir ten tie tavo milijonai, kurios tu uždirbinėjai, niekam neįdomus. Jeigu uždirbinėjai 10 ar 100 milijonų, jau gal bus įdomu ir kažkur tu į kažkokias duris prisibelsi teisybės paieškot, bet ir tai sudėtingai, tai tu turėdavai visada būti jau toks, žodžiu, su smokingu, su nuvalytais batais, visada tvarkingas, išlaikytas. O eBay buvo, kur tu galėjai toks būti kaip nuotrauka kairėje pusėje, atsipūtęs, jeigu ten kažkokį užsakymą gavai neturi, nieko tokio, atšauks aš tą užsakymą, tegu neverkia čia tas pirkėjas.
Jeigu kažką ten nusiunčiau ne taip, irgi tu atsipūtę, sudylinsi, kažkaip išsivartysi, jeigu pačiam nepavyks customer services padės. Tai, žodžiu, čia yra praeitis, tas dėja jau nėra įmanoma, eBay patapo labai griežta ir reikli platforma, ypatingai mūsų regiono pardavėjams, kadangi eBay yra suskirstyti regionais ir kaip ir minėjau, yra tos šalis, kurios neturi savo eBay saito, jos lieka po pavadinimais Hypo šalis, Southeast Asia ir Indija šalis. Tai kiekviena eBay rinka, jinai tvarkosi skirtingai ir netgi gali turėti skirtingą funkcionalumą. Dėl to, pavyzdžiui, mūsų šalių pardavėjam irgi yra Hypo, tiem vadinamiem pardavėjam, irgi yra taikomi papildomi kontrolės metodai. Ir jie yra atsiradę nebereikalo, jie yra atsiradę būtent iš to, kad eBay pasiėmė kaip platformą, kaip marketplace'as visą statistiką ir pažiūrėjo, kurios šalis kelia daugiausiai problemų. Ir išrinko tas šalis ir mato, kad tos šalis, ten Hypo, Indija, Pietryčių Azijos šalis ir taip toliau, jos reiškia, sukuria daugiau blogos pirkėjo patirties, tai kad nusiunčia ne tai, ką užsakė, kažko tai neišsiunčia, prekės nenukeliauja ir taip toliau. Kas šiaip yra ir logiška, kad daugiau tokių atvejų yra mums, nes mes eksportuojam, tai yra ilgesnis kelias, daugiau įvairių problemų, kurios gali nutikti, kažkur siunta pasimesti, užstrigti, muitiniai užstrigti ir taip toliau, tai čia taip ir organiškai tai yra normalu. Bet žodžiu, prispaudė tos skyrius, kurie dirba su mūsų rinkom, tvarkyti šitoje vietoje ir įdiegti naujus griežtus kontrolės metodus, kad sumažinti tų blogų transakcijų kiekį. Ir jie pasistengė ir tikrai tos metodus įdegė. Ir šiai dienai, kaip kontroliuoja, tai nežiūri eBay į rezultatą tam tikrų iškeltų bylų. Pavyzdžiui, aš galiu gauti 10 bylų, kad prekė nenukeliavo ir aš galiu būti pristatęs visas tos 10 visus užsakymus. Bet eBay skaičiuos bylų kiekį, kurį tu gauni į savo paskyrą, nepaisant tų bylų rezultato. Nepaisant, kad tu galbūt buvai teisus, nepaisant, kad tu grąžinai pinigus ar panašiai. Ir tada lygina tiesiog tą bylų kiekį su rinkos vidurkiu panašių pardavėjų, kaip tu panašus pardavėjas, tai pagal kategoriją, krepšelio dydį, lokaciją ir taip toliau ir taip toliau. Ir jeigu tu išsiskiri blogoju, tavo tas procentas yra didesnis, tave iškart riboja. Riboja, ten yra keli būdai, sakykime, ribojimo, bet dažniausiai tai yra arba apriboja prekybą, arba tau iš vis draudžia prekiauti. Ir dabar, kai šitą įdegė, tai net ir pardavėjam, kurie nedaro nesąmonių, kurie turi automatizacijas, kurie turi tikrai gerus procesus, yra atsakingi ir dirba taip, kaip reikia dirbti, jiems yra sunku išlaikyti tos naujus kontrolės standartus eBay. Tai naujokams ypatingai, ar mažesniem pardavėjams, ar tiems, kurie nori dirbti čia taip, sakykime, bele kaip, tai praktiškai nebėra šansų išgyventi. Ir kas, mačiau apie dropshippingą, bus kažkuris webinaras, tai kas dabar norėtų dropshippinti eBay, kas šiaip yra būdas, kaip leidžia, bet šiaip eBay, sakykime taip, kad draudžia tą daugiau negu leidžia su tam tikrom išlygom. Bet iš esmės dropshippinti eBay nebėra įmanoma, jeigu tu neturi tikrai tvarkingos automatizacijos, kuri likučius atnaujintų, kuri kainas atnaujintų laiku ir kur mes tikrai galėtume būti tokia labai didelėje kontrolėje, ką darom. Todėl dropshippingą aš taip po truputį, sakyčiau, reiktų pamiršti arba reiktų labai gerai žinoti, ką darom. Kokie dabar yra variantai mums turėti daugiau, sakykime, apsaugos? eBay skirsto visas paskyras į managed ir unmanaged. Tai yra tos paskyros, kurios turi priskirtą account manager, žmogų, kuris yra orientuotas tau padėti augti platformai, ir paskyros tos, kurios neturi. Kaip dabar gauti tą managerį ir būti managed paskyra? Tai man reiktų arba labai rodyti gerus rezultatus ir man priskirs tada automatiškai pagal rezultatus managerį. Tai čia kalbam grubiai nuo 100 000 apyvartos per metus per eBay, jau mes galim pretenduoti turėti managerį. Ir kitas variantas - ateiti į eBay ir dalyvauti eBay įvairiose programuose ir iniciatyvose,
per kurias jūs galite patekti į eBay ratą ir tada, kad ir per mus, jeigu prisijungiat per įvairias verslo plėtros programas ir augimo programas ir panašiai, tai mes jau irgi iškart jums galime jūs į tą eBay vidinę sistemą įtraukti ir tada, kada nutiks kažkoks tai neteisingas užblokavimas ar apribojimas, jeigu bus tokių situacijų, kaip ir sakiau, kad gavo ten daug bylų, bet jūs buvot visur teisus, bet jūsų tas procentas vis tiek didesnis, jūs turėsit opciją paaiškinti ir apsiginti ir padaryti taip, kad jūsų paskyros nelimituotų, bet jeigu jūs neturite menedžerio, tai yra jūsų paskyra yra unmanaged, jūs netėjote į eBay per iniciatyvas, per programas, net tiesiog organiškai ir esate vidutinis ar toks mažiukas pardavėjas, tai jums tiesiog netgi per customer service nėra jokios techninės opcijos nusiimti tos įvairius pristabdymus ir naujai įdiegtus kontrolės metodus. Nes tiesiog, jeigu jūs nesate toj sistemoje, nėra funkcionalumo, nieks neturi, kad jums nuimti. Tai žodžiu, antiek yra tai komplikuota vieta ir pagrindinė žinutė, kad dabar jau eBay, jeigu norim prekiauti, turim žinot, ką darom. Tai kaip tapti to sėkmingų pardavėjų, tokios bendrinės taisyklės, tai skirti daug laiko edukacijai arba samdyti profesionalus, arba abu variantai ir pačiam tikrai edukuotis ir turėti pagalbą iš šono tų, kas tikrai supranta. Tai ar tai būtų mūsų agentūra, ar tai būtų pavieniai profesionalai, kurių Lietuvoje mes turim žmonių, kurie susigaudo. Kartais galbūt sunku atsirinkti, nes visokių ten tų reklamų kartais būna pasimokyk pas mane, uždirbsi milijonus po mano video kursų per eBay čia per pirmus metus, tai ten, žodžiu, būna kartais sunku atsirinkti. Bet edukacijai reiktų laiko skirti, suprasti eBay pirkėjų auditoriją. Jeigu jau taip, einam su kažkokiais lūkesčiais apie entuziastus, apie fokus kategorijas pašnekėjom, tai manau, kad supratimą jau turit. Ir tokį vieną punktą išskyriau, užsiimti prevenciją, o ne tik ligas gydyti. Labai daug girdžiu pasakymų, kad tai jeigu kažkas ten man bus negerai, nutiks, tada kreipsiuos. Ne taip veikia. Pirma, geriau užsidėti šalmą prieš važiuojant su motociklu, negu pirmą važiuoti be šalmo, trenkt galvą ten į bordiūrą ir tada sakyti, jau čia dabar reikia gydytis, jau aš šalmą dėsiuos. Tai geriau tą prevenciją tokią turėti, nes tos lygos, kurios ar tos nepasisekimai, lygos be abejo kabutėse, kurias mums reiks gydyti ir tos nepasisekimus reiks tvarkyti, jie ne visi ištaisomi. Gali būti, kad tos durys bus užvertos jau jums ir nebus kelio tą susitvarkyti. Tai be to, kad paskyra turi būti higieniška, be to, kad mes turim suprasti, ką darom, tai dienos pabaigoje vis tiek viską nulėmė, ką mes parduodam, už kiek parduodam, kur prekės yra laikomas, čia toks išskirtinė galybė savybė ir kaip greit mes galime tas prekės pristatyti. Čia kaip formulės pagrindinės, kurias visi žinot, kaip būti sveikiem, kad daugiau užpakalį krūtint, sveikiau valgyti, ilsėtis, miegoti, nestresuoti, tai rekomercijoje yra tokie bendriniai tikrai pagrindiniai kertiniai dalykai, su kuriais mes turėsime sėkmę. Ir dar kartą pasikartosiu, kad nepaisant to, ar jūsų pirkėjų auditorija yra tie entuziastai ar likę pirkėjai, ar jūs fokus kategorijose, ar ten lietuvių top parduodamose kategorijose, ar ne, ar didelis jūs, ar mažas, siūlau visiems parduoti eBay, tai yra turėti eBay kaip vieną iš pardavimų kanalų, bent jau. Galėsit diversifikuoti, galėsit galbūt parduoti nelikvidą, jeigu nebus ten jūsų pagrindinis kanalas, bet jis jums naudą vienokią ar kitokią formą, net nebejoju, kad atneš. Susiintegruoti dabar daug kanalų į vieną vietą, kad būtų lengva valdyti ir neturėti tiek daug administracinių resursų, irgi nėra sunku. Ir tikrai visus skatinu prisijungti ir, kaip sako, parduok visur, kad parduotum daugiau, o svarbiausiai parduok eBay. Čia kolegos tokį sugalvojo pasakymą gražų, tai pasinaudojau jų intelektinę nusavybę. O mes kaip agentūra ir bendradarbiaujantys su eBay agentūra galim
suteikti jums pagalbos, tai iš esmės tą pagalbą galime suteikti nuo A iki X, tai nuo pat starto, kad išsirinkti rinką, teisingai jūsų paskyrą paruošti, prekybai verifikuoti, susetapinti logistiką ir taip toliau, iki rimtesnių tokių darbų, kaip integracijos, didelių kiekių prekių, importo ir panašiai. Dalis gali būti finansuojama ir subsidijuojama eBay, dalis paslaugų mokamų be abejo. Tai jeigu kažką domins būti eBay pardavėjais, ar jau esat eBay pardavėjai ir turi tam tikrų vietų, kur galbūt norėtumėt pagilinti žinias, ar iki galo nesuprantat, ar kažkokius klausimų, tai drąsiai kreipkitės arba elektroniniu paštu, arba per Facebooką, per LinkedIn, arba per svetainę nuskenavę QR kodą. Ir ačiū uždėmesi ir dabar šokam į jūsų klausimus. Ačiū labai, Aivarai. Tikrai įdomiai labai susiklausę su pavyzdžiais, o ne vien teorija. Tai turime keletą klausimų. Kokie yra pagrindiniai eBay pardavėjo mokesčiai ir kaip jie veikia pelną? Aš manau, kad eBay turi standartinius marketplace mokesčius, tikrai neišsiskiria nei mažuoju be abejo, nei kad tie mokesčiai būtų dideli. Mokesčiai skiriasi nuo kategorijos, kurioje prekiaujame, kaip pavyzdys elektronikos mokesčiai yra mažesni negu ten mados kategorijos mokesčiai. Mokesčiai skiriasi, kurioje rinkoje prekiaujame, kokią valiutą gauna mokėjimus, iš kokių šalių perka pirkėjai. Tai kad atsakyti tiksliai reiktų įsivertinti kiekvieną konkrečią situaciją, kad bendrą supratimą duoti maždaug kokių mokesčių galime tikėtis, tai turėti omenyje 15% ar 20%, čia jau su įskaičiuota reklama, būtų toks sveiko proto įsivertinimas prieš startuojant. O startavus jau išskaičiuosi tikrai iki 0,01 viską tiksliai. Kokią įtaką turi atsiliepimai, kaip elgtis su grąžinimais ir pretenzijomis, kaip išvengti neigiamų atsiliepimų? Įtaką atsiliepimai turi, aš sakyčiau, kaip viena iš dedamųjų, kaip eBay vertina mus kaip pardavėją. Tai bendra eBay paskyros būklę prilyginčiau puzliai, dideliai puzliai, kur jeigu ta puzlė turi kažkokį trūkumą, kažkokį tai vienos detalytės trūkumą, jau jinai taip atrodo nei šiaip, nei taip. Kažkiek, jeigu ten jinai pasidėvėjus nieko. Tai kiekvienas tas toks trūkumas, kaip blogi atsiliepimai, daugiau returnų kažkokių negerų skaičius, kažkiek gauti defektai ir panašiai, jie formuoja visą mūsų paveikslą. Jeigu mes atsiliepimų skaičių, feedbackus laikom virš 98%, viskas yra ok ir per daug galvos nereiktų sukti, kaip blogus atsiliepimus mažinti, tai nieko naujo nepasakysiu, komunikacija su pirkėju. Tai reiktų vertinti pirkėjus kaip tokius darželinukus, kur tikrai pravers susiautomatizuoti žinutes, kad po kiekvieno užsakymo jūs išsiųstumėt, po kiekvieno išsiųsto užsakymo jūs išsiųstumėt automatinę žinutę, kad labas, išsiuntėm, čia tavo tracking numeris, tu gali pasižiūrėti tracking statusą ne tik eBay, bet šitoj svetainiai, nes eBay galbūt ne visada ten parodys updatintus duomenis, kai gausi, būtinai pažiūrėk ir pašto dėžutę, kartais įmetai pašto dėžutę, o ne į duris pasibeldus atiduoda. Tai tas toks proaktyvus komunikavimas, ne šabloninis, kaip sakyti, ne įkyrų šabloninis, kad ačiū, kad pirkot, čia dar kartą pirkit, duosim 2 centų nuolaidą, bet toks, kuris jiems užvers, sakykime, galimybę skųstis, kur jūs jau tikrai proaktyviai būsit viską parašę, tai sumažins tokių atvejų skaičių. Ir aišku, daugiau tai kaip ir bet kur, mes turim nusiųsti tą daiktą, ką mes sakėm, kad nusiųsim, ką mes pozicionavom, turim nusiųsti per tą laiką, per kurį mes sakėm, kad nusiųsim. Tiesiog būti sąžiningiam ir neapgaudinėti tų pirkėjų. Kiek laiko vidutiniškai užtrunka, kol pradedi matyti pelną nuo pirmų pardavimų?
Neįmanoma atsakyti vienu atsakymu. Turim labai skirtingų atvejų ir skirtingų įmonių yra, ar skirtingų pardavėjų yra skirtingi profiliai. Jeigu mes esam pardavėjas va toks, sakykime, namų šeimininkas, namų šeimininkė, kur tiesiog savo daiktus norim pardavinėti, ar galų gale gaminam kažką mažo, ar kažką taip užsipirkinėjom, turim kažkokį side bizniuką, tai mes galim ten matyti tą atsipirkimą jau nuo pirmų dienų. Čia darant prielaidą, kad patys mes turėsime žinių ir patys viską darysim, o nesamdysim kažką, ar ten nepirksim kažkokių super brangių mokymų. Jeigu tai yra didesnė įmonė, kuriai reikalingos jau automatizacijos, kaip likučių apjungimas su jų buhalterinė sistema, galbūt jie ten prekiauja dar per 10 kanalų ir reikia, kad viskas vaikščiotų, kaip kažkoks automatizavimas ir prekių kelimų ir panašiai, kur mes investuojam IT resursus pradžioj, tai vėlgi priklausomai, kiek kompleksiškos tos užduotis. Bet šiaip, jeigu mes turime prie savęs prekes ir mums ten nereikia kažko ekstra kurti, kad eiti ieškoti tiekėjų, užsakinėti tik tada prekes ten išsianalizavus rinkas, tai tas atsipirkimas įvyko labai greitas gali būti. Nes užsiregistruoti, padaryti pirmus žingsnius, susikelti prekes ir gauti užsakymus, tai čia yra 1-2 savaičių laiko trukmės darbai, vis prisėdant vakare prie kompiuterio. Jeigu ten prielaida, kad niekur nestringi, ten dokumentus priima ir panašiai. Ir žinai, ką darai. Tikrai yra procesas kur kas paprastesnis negu kitose kanaluose, kaip pavyzdžiui, kaip Amazonas. Kaip susirasti ir kur ieškoti tiekėjų, kad prekes pardavinėti už konkurencingą kainą? Kokie yra geriausi reklamos būdai reklamuoti savo prekes eBay? Jo, čia dėl tiekimo nepakomentuosiu, aš nesu verslo konsultantas, esu tik toks vienos siauros nišos ekspertas, kuris supranta, ką daryti jau, kai tu turi ką parduoti. Tai kas liečia jau tokio verslo pusę, offline, tiekimas, sandėliai, visi šitie dalykai, tai nėra mano tema, neapsimetinėsiu, kad čia galiu kažką tai gudriai patarti. Labiau turbūt su amazonistais reiktų šnekėti, nes jie pastoviai daugiau gal sourcina, kaip savo populiaresnis modelis yra savo kažką gaminti, tai iš kažkur reikia detalių, tai jie ten daugiau tų kontaktų turbūt turi. Sekanti klausimo dalis buvo kokia? Kokie yra geriausi reklamos būdai reklamuoti savo prekes eBay? Okay. Tai yra keli iš tikrųjų reklamos būdai, labai nenugilėjant į techninės detalės. Sakyčiau, pats paprasčiausias būdas ir greičiausiai atsiperkantis ir saugiausias, tai yra, kada aš sakau eBay, prašau reklamuok mano prekes ir jeigu per tavo reklamą nupirks, aš įsipareigoju sumokėti procentą X ir aš tą procentą nustatau pats. Tai minimum yra 2%. Jeigu nuperka per eBay reklamą, tada tu tiesiog susimokė daugiau mokesčių, jeigu nenuperka niekas nieko nemokė, jeigu nuperka organiškai, tu irgi nieko nemokė už reklamą, todėl tai yra saugus būdas pasiskaičiuoti savo maržą ir savo bendrai visą kainodarą. Kitas būdas be abejo yra pay-per-click mechanizmas, kada mes perkam raktažodžius. Yra ir dar šiek tiek mechanizmų, kurie gal netokie populiarūs, bet vienas iš jų, ir neišsiplėsiu, bet vienas iš jų, pavyzdžiui, yra, kad eBay jūsų prekes gali reklamuoti kitose puslapiuose, tai social media, Google'as ir taip toliau, kur mes tiesiog nusistatom biudžetą, o jau eBay patys ten kažkaip su savo gudrais AI algoritmais, pavadinkim, išsirenka ir prekes, kurias reklamuoti, ir kur reklamuoti ir taip toliau. Tai mes tiesiog matom, kiek iš mūsų pinigų susiurbė, aišku, užsidėję kažką tai kepurę ir matom, ar atsipirko ar ne. Šiaip šitas būdas skamba labai galbūt ir taip per primityviai, bet jisai visai neša teigiamą grąžą, lyginant mano patirtį su pay-per-click ir kitais mechanizmais. Tai klausimų būtų tiek iš dalyvių šiandieną, bet turime dar vieną klausimą iš registracijos metu užduotą iš anksto. Tai ar yra kokių nors strategijų, kaip išlaikyti lojalų klientų ratą? Ar būna lojalių klientų eBay? Būna lojalių klientų, eBay netgi rašo, kiek tų užsakymų gauni iš naujų klientų, kiek iš pasikartojančių klientų. Tai klientai, tie patys pirkėjai, jie gali sekti ir subscribinti, followinti mūsų parduotuvę, mūsų kaip
kaip pardavėja, mes iš savo pusės galime visada savo sekėjams, buvusiems pirkėjams ir tiems, kurie apskritai ir domėjosi mūsų galbūt prekėmis, bet nebūtinai nusipirko, siūsti naujienlaiškius, pasiūlymus, įvairius kuponus ir tas mechanizmas yra labai paprastas, tai čia ačiū eBay už vidinius rinkodaros įrankius, kur jie patys mums leidžia vieno mygtuko paspaudimu sakyti, kad aš noriu sukurti savo praeitų klientų grupę, mes tų klientų nematom, mes matom tik skaičių ir tiem klientam tada išsiųsti kažkokį tai naujienlaiškį ar kažkokį tai nuolaidos kodą. Arba tiems, kurie domėjosi mūsų prekėmis, ko mes galbūt nematom, kas įsideda į krepšelį, kas pasižymi kaip mylima, norima prekė į watchlistą įsideda, tai eBay automatiškai tas duomenis jau pas save surenka ir sako, kad ten jūsų prekėmis domėjosi 200 kokio nors žmonių, arba jūs followina ten 200 vartotojų. Ir mes galim jiems išsiųsti visada kažkokį tai pasiūlymą. O kiti triukai turbūt būtų ir offline'iniai, kaip kartu su siunta galbūt įdėti kažkokią tai ekstra dovanėlę, kažkokį tai raštelį ir panašiai. Tai tų turbūt visokių blizgučių yra daugiau ir yra turbūt didesnių profesionalų iš to vietų, kaip tą susitvarkyti. Tai ačiū labai, Aivarai. Tikrai pasikartosiu, kad labai įdomiai susiklausė šis webinaras, tikėjausi sausesnio, bet labai toks su pavyzdžiais, su žvaigždutėm. Tai labai ačiū, tikiuosi, kad ir dalyviam labai patiko. Ačiū visiems dalyvavusiems ir palinkėsiu visiems gražios dienos. Ačiū, Laura, tau už gražius žodžius, ačiū už pakvietimą ir ačiū visiems dalyvavusiems. Viso. Dėkui labai, viso geriausio.